Labas. Labas. Smagu, kad pakvietei mane užsukti kavos. Nes pas mus jau taip tradicijoje dažniausiai, kad aš pas tave užsuku kavos. Aha, bet šį kartą tu atvažiavai su tais nuostabiais puodeliais. Tai man taip labai patinka gerti kavą, nes aš kai atvažiavau į Jungtines Amerikos valstijas, tai mane ištiko šokas, kad čia žmonės kažkaip kitaip kavą geria ir kad kavinėse tau siūlo tos popierinius ar plastikinius puodelius ir sako, ir ten dapila, ir tarsi kaip kokį limonadą geria. Ir ne tik kavinėse, bet ir tie kartoniniai, žinai, visuose renginiuose ir susibūrimuose, kur visi iš Starbucks atsineša tokią kartoninę dėžę kavos. Aha. Tai aš atsimenu, kaip eidavau ir klausdavau, ar jūs turit kavos iš podelių, tos tikros kavos, nes man atrodo, kad jau ta, kur ten pila kažkoks, žinai, rūdas vanduo. Bet iš tikrųjų jis daug kur ir yra, bent jau man tai nelabai skanu ir daug kur jis ir yra rūdas vanduo. Nu ir iš tikrųjų, man, žinok, skaniausia kava tai yra pas mano draugę Dalią, Panevėžy, linkėjimai Dalia. Ir aš, kai grįžtu į Lietuvą, aš pas ją geriu kavą kiekvieną rytą. Kiekvieną rytą važiuoju pas ją gert kavos, nes, nežinau, man atrodo, kad, žinai, gal čia į tą kavą daug sueina dalykų, bet tuo pačiu ir labai skani kava. Aš tai irgi, kai grįžtum į Lietuvą, tai visą laiką su mama einam visur kavos gert, nes pas mus, aš dar kai gyvenau Lietuvoje, mes su mama visą laiką eidavom kavos kur nors gert, net ne pas mamą, o kur nors mes einam į miestą ir geriam kartu kavą. Bet ir žinai, aš galvoju, kad dar ir gal yra, truputėlį tas kavos toks ritualas, kažkaip kitaip žmonės supranta čia, nes, pavyzdžiui, man kava tai yra, tu turi su kažkuo ją gerti, čia nėra, kad aš greitai dirbu prie kompo, išgeriu kavos, čia norisi kalbėtis, ramiai, kažkaip, žinai, čia... Todėl tu ir sakai, užsuk kavos, taigi ne išgert kavos, tu užsuki paplepėti. Tai jo, tai mes tą čia ir darysim. Taip. Plepėsim apie gyvenimą. Apie viską. Kartais plepėsim, kaip mes gyvenam, ką mes matom, kur mes būnam. Kartais eisim pas kitus, pasiprašysim kavos gert. Aha, ir bandysim užsukti pas visas savo draugės Bay Area'oj. Taip, ir Kalifornijoje, ir tada už Kalifornijos ribų. Ir turėsim tuos pokalbius apie mus, apie draugystės, apie mūsų kasdienybę, apie mums svarbius dalykus, apie mūsų karjeras, apie mūsų šeimas, apie viską, ką tik norisi kalbėti prie kavos. Taip, nes prie kavos apkalbė viską. Viską, ir vaikus, ir draugus, ir reikalus visus, ir visus naujus projektus, ir idėjas, ir žodžiu, mes lygiai taip pat, kavą begeriant, paskui tu ir sakai, davai darykim. Tai va ir darom. Tai va, taip ir darom. O jūs, jeigu nenorit praleisti mūsų pokalbių, tai užsiprenumeruokit mūsų kanalą ir mes pabandysim jūs pakviesti kavos, kartu gerti, gal kiekvieną savaitę, gal kas antrą savaitę. Gal pradžiai taip kiekvieną savaitę ir nebus, kad jau sąžiningai kiekvieną savaitę, nes yra ir kitų reikalų. Bet paskui tai stengsimės, kad būtų kartą savaitė. O žinai ką, aš norėčiau pasikviesti, iš tikrųjų per tuos visus metus Bay Area'oj susipažinau su tiek daug nuostabių moterų. Aš labai norėčiau pasikalbėti su Rasa. Kuria? Mūsų, žinai, kiek čia? Va, su visom. Su visom. Ir šiaip, ne, iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad mes aplankysim visas, pirmiausia, savo draugės. Visas draugės aplankysim. O paskui tas, kurios norim, kad būtų mūsų draugės. Bet iš tikrųjų tai labai daug yra fainų moterų ir mes norim parodyti, norim gerti su jom kavą ir parodyti, kokios jos yra nuostabios. Taip, nes iš tikrųjų pagalvokom mes kiek čia kartu gyvenam, nes mes panašiai, čia kas mus pažįsta, žino, mes panašių metų atsikraustėm. Jo, panašių metų atsikraustėm.
Tai pažiūrėk, kiek sutikom įdomių žmonių čia per tuos metus ir kiek visur buvom ir visko veikėm. Ir aš tai manau, kad reikia visas pasikviesti. Jo, visas pasikviesti. Aptarsim visas. Visas. Nu, mes gal ir vyrus galėsim kažkada aptarti. Gal ir kažkada vyrus galėsim aptarti. Tai va. Bet šiaip mes stengsimės pakviesti moteris iš visur, kurios yra fainos, nu visos moteris fainos, man visos lietuvės. Aš visok sakau, lietuvės yra pačios fainiausios pasaulyje, nes mes visas labai gražios, labai protingos, labai daug veikiam. Labai daug visko veikiam. O ką jie, kokius ten idėjų turi, nes kiekvienas turi labai gerų idėjų. Mes, aišku, daugiau moteris kviesim, aš taip manau. Nu tai. Nes, jos čia ir yra tos veikliausias. Taip jau išeina, bet gal ir paįvairinimui pasikviesim. Gal pasikviesim San Francisco lietuvių bendruomenės pirmininką Mindaugą. Mindaugai! Išgert kavos. Mes tave jau dabar kviečiam kavos. Va, tai šiandien, kadangi yra vasario 16, kai mes filmuojam. Tai sveikinam Lietuvą. Tai mes sveikinam Lietuvą, va, tai mes tokią svarbę dieną nepriklausomybės ir pradedam savo šitą podcastą. Pas mus iš tikrųjų San Franciske yra labai gera tradicija, nes kaip pavyzdžiui šiemet pas mus yra išeiginė, nes pas mus dar amerikietiška President's Day. Aš taip tikiuosi, kad jie vadinasi President's Day. Tai pas mus, kai President's Day pas mus nieks nedirba, tai už tai šita mūsų vietinė tradicija, kad kelt vėliavą San Francisco rotušėj, tai už tai mes šiemet darom 17 dieną. O pernai buvo per Valentino dieną, kai nuėjom ir ten visi tuokėsi. Aha. Pameni? Jo, buvo labai smagu ir iš tikrųjų labai iškilminga ir nes tas pats faktas, kad tokiam svarbiam pastate, kaip San Francisco rotušėj kviečia meras kiekvienais metais ir jo administracija ir būna ten priėmimas, toks mažas furšetas ir šampanas. Taip, ir tokių mažų sausainiukų su Lietuvos vėliava. Ir mes ten keliam vėliavą ir dainuojam savo himną ir būna labai labai šventiška ir visi lietuviai yra kviečiami. Ir čia San Francisco lietuvių bendruomenės valdyba rūpinasi irgi, kad visi žinotų ir kad visi būtų pakviesti ir kas gali. Ir tai būna labai šventiška ir labai, 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 žodžiu, puikia diena kiekvienais metais. Jo, kiekvienais metais yra puikia diena. Aš irgi taip manau. Aš taisiu šiemet irgi. Rytoj. Taip, rytoj. O tu tai nežinau, ar taisi, tu tai aišku dirbsi, nes tu 100 darbų turi. Ja. Tai o kas mūsų podcast'e kitą kartą svečiuosis? Ar išduodam? Ką mes pasikvietėm į svečius? Nu, mes tokį labai gerą svečią turėsim, tai gal reikia išduoti. Jo, mes iš tikrųjų, mes buvom pakviestos į svečius. Aha, ir mes ir kitą savaitę mes susitiksime su menininkė, lietuvė, gyvenančia ir kuriančia Bay Areajoje. Ir mes pabandysim parodyti, kaip yra, kokių yra iššūkių, kaip yra smagu ar įdomu būti menininku gyvenant Amerikoje. Ir kas atsitinka, kai tu išdrįsti daryti tai, ką tu nori ir ką tavo širdis jaučia. Tai gal išgeriam tos kavos? Išgeriam tos kavos, mes galim už kadro gerti kavą. Mums nebūtina visą laiką ją eterį gerti. Okay. Nu tai va. Ir bus. Ir bus. Na. Tai va.
Nes spėkit, kiek mes podelių išgėrėm kavos, kol čia nufilmavom 3 sakinius.